Labas šią saulėtą, bet šiek tiek žvarboką vasario dieną. Sveikinuosi su jumis iš Avietyno. Ir kaip matot, šiek tiek esam užsivėlinę ir aviečių stiebų dar nenupjovę. Tai šiandien būtent tą ir atvykome padaryti. Tai yra vasario 21 šiandien, nežinau, 21 ar 22. Žodžiu, šiais metais stiebus pjausime trimeriu, nebemulčiuosime su traktoriumi ir mulčeriu, nes nelabai man patiko pernai metais, kad mes tos stiebus susmulkintus palikome. Tai nupjausim ir išnešim iš Avietyno, kad galėtume sudeginti. Kadangi buvo nesenai, net ir sausio mėnesį ganėtinai šilta ir dauguma augalų prasprogo, pavyzdžiui, kokios šilauogės, net mačiau ir spėjau užsiauginti lapelius naujus. Tai man buvo labai įdomu, kaipgi mūsų avietės, ar jos nebuvo pradėję dygti. Kaip matau, iš stiebų nebuvo pradėję želti. Pumpurėlių kaip ir nesusidarė. O žemėje ir dygti pradėjo. Matyt, pakapščius tik tai pasimatys. Sniego šiaip nėra čia daug. Vilniuje yra daugiau, tai galvom, kaip čia mums seksis. Bet manau, viskas bus gerai. Gal ir nespėsim šiandien visko sutvarkyti, bet bent jau maksimaliai kiek galėsim. Tai dabar pirmasis darbas, reikia nurišti virvės, kuriomis buvo parišta stiebai, ir laistymo sistemą patraukti, kad nesusigadintų šienaujant. Yra reikaliukų čia su šitais šienavimais. Pagrindinė problema yra, kad negalim ištraukti laistymo sistemos, nes nėra įšalusi. Tiksliau, tos vietos, kur yra prikabintos su tokiais kištukais į žemę įkišta, tai tie kištukai yra įšalę ir neina ištraukti normaliai. Tai kažkaip vargstam, dar tik antra vaga. Aš nuvinioju virvę. Tai kadangi mes esam tokie ganėtinai tvarūs, tai virvę naudojam kelis sezonus tą pačią. Tai yra čia reikaliukų spalvinų. Gerai, kad ant oras geras. Nenupjovėm visko, nes pagedo mūsų trimeris. Tai liko 1, 2, 3, 4 vagos. Nieko, didžioji dalis nupjauta. Mano pagalbininkas papasako, kiek ką čia darai. Kalnus išnaikinu. O kodėl manai, kad reikės išnaikinti? Tai kad trukdo kelyje. Bet šiaip kurmiai geri, ne? Ne. Draugaujame su jais. Bet kam tie kalnai trukdo? Tegul kitur išsikasa savo tas didžius. Taip, teisingai. Bet biškį sušalų žemę, ne? Sunku. Sunkoka, matau. Gerai, darbuokis. O man liko paskutinės vagos parišimus nuimti. Ir keliausim namo. Dar būna įspūdžiat, kaip laikosi braškės. Tai jau matosi lapeliai lendantis. Matyt, kai buvo atšilimas, tada jos ir pradėjo būdintis. Bet tai gal nėra blogai. Savaitgalio darbai baigti. Špūlės su parišimo šniūrais važiuoja ilsėtis iki Liepos pabaigos, kokiam 5 mėnesiam, kol jų vėl prireiks. O kitą savaitgalį reiks pabaigti nupjauti likusius stiebus, nupjautus juos sugrėbti, išnešti iš lauko ir sudeginti. Jeigu leis orai, tai tą ir padarysim. O dabar atsisveikinu iki kito karto.